Šiame video analizuosime Archer Aviation, AMD, Coinbase, CleanSpark, na ir desertui Bitcoin. Tai vienas iš jūsų užklausų komentaruose. Apžvelgsime grafikus, svarbiausius palaikymo ir pasipriešinimo lygius, bei tam tikrus indikatorius. Kas laukia šiame epizode? Trumpa įmonės apžvalga, techninė analizė, galimi scenarijai bei mano asmeninė nuomonė. Nepamirškit komentaruose parašyti, kokią įmonę norėtum, kad kitą kartą išanalizuočiau. Taip pat, jeigu tau patinka šis turinys, kviečiu paspausti like bei prenumeruoti ant šio kanalo, tam, kad nepraleistum naujausių epizodų. Sveiki atvykę į šį kanalą, mano vardas Tomas ir šiame kanale vis labiau ir labiau pažindinsiu jūs su techninė analizė. Galėsi praktiškai pamatyti, kaip ją atlieku nuo pradžios iki pabaigos. Ir aš labai tikiuosi, kad tu rasi, kaip šią informaciją panaudoti savo naudai. Tad pradėkime. Pirmoji mūsų įmonė šiandien yra Archer Aviation. Tai yra elektroninių orlaivių kūrimo bei gaminimo kompanija. Šios įmonės orlaiviai turi galimybę pakilti iš bet kurios vietos vertikaliai. Vienu įkrovimu gali nuskristi apie 160 km, na ir pasiekti maksimalų greitį apie 240 km/h. Viena iš pagrindinių kompanijos misijų yra sukurti oro taksi, kurio pagalba žmonės galėtų keliauti tiek tarp miestų, tiek būnant pačiame mieste. Vizija labai daug žadanti ir skambanti inovatyviai. Kompanija yra ganėtinai nauja, jinai buvo įkurta 2018 metais. Tad pereikime prie skaičių. Tad kaip matome, įmonės kapitalizacija yra 4,5 milijardų JAV dolerių, įmonės akcijos vertė pakilo per metus apie 68,5%, akcijos kaina šiuo metu siekia $8,30, na ir pasaulyje jinai užima 2876 vietą pagal kapitalizaciją. Tačiau 2024 metų įmonės pelnas siekia minus 500 milijonų JAV dolerių. Na dabar reikime prie pagrindinio dalyko, dėl ko čia visi susirinkom - techninė analizė. Tada atsidarė weekly grafiką, kaip visuomet mes nusibražome pagrindinius lygius, kaip matome šitas gerbtinas lygis buvo ir 2023 metais du sykius ir dabar, kai jis buvo 2024 metų gruodį, mes kaip matome labai stiprų suportą ir dabar testuojame šią vietą antrą kartą. Tad taip, kompanija būtų verta investuoti, mano pozicija galbūt atrodytų štai taip, kad užėjimas į poziciją galbūt ties $7,5, sakykime, apvalusis lygis. Na ir stop lossas galbūt žemiau būtų šitos uodegėlės, tai jeigu kaina krenta žemiau šito, tai kaina turbūt važiuotų ir iki pat 3,5, 3, gal netgi $3 lygio. Na, jeigu, aišku, kompanija atšoks nuo šitos vietos ir pradės važiuoti viršun, tai galbūt pelnas būtų pelno ir rizikos santykis 3,16, kas labai gražiai skamba iki all time highs. Na, jeigu kompanijos visos vizijos pasitvirtins ir kompanija gali važiuoti tikrai aukščiau nei all time high, kadangi kompanija tikrai nauja, galbūt važiuos į štai šitą zoną, kur iš tikrųjų buvo all time highs, iš tikrųjų, atsiprašau, galvau, kad čia, bet atsitraukus matom, kad kompanija atsidarius tai buvo, tai $18,6, tai pelnas būtų labai geras, manau, kas liečia kainą šitoj vietoj perkant. Tai jo, o čia kas liečia support resistance lygius, tie žmonės, kas labiau mėgsta prekiauti Fibonacci lygiais, tai galbūt atrodytų štai taip. Pagal Fibonacci lygius Golden Pocketas yra 6,18, pagal Fibonacci lygius poziciją užeičiau šiek tiek žemiau, 6,53. Na, stop lossą šitoje vietoje ganėtinai sunku padėti, nes mes nematome jokių kitų tokių techninių lygių štai šitoje vietoje, arba odegėlių, arba žvakių. Ties ko galėtumėm remtis štai šitoje vietoje, sakyčiau, stop lossas galbūt kiek žemokas, bet iš tikrųjų pozicija būtų labai konservatyvi. Jeigu mes tikėtumėmės vėl all time highs apie $18, tai čia būtų gan saugi pozicija. Tie, kas labiau mėgsta riziką, tiesiog statyčiau gal stop lossą žemiau visų moving average ir žemiau gal 7,86 lygio, kas liečia Fibonacci. O tik profitas, jeigu tu esi konservatyvus ir nesvajotojas, tai kažkur ties $11,6-12 lygių. O jeigu tu tiesiog nori investuoti ir užmyšti ilgam ir tu tikrai turi didelės viltis šiai kompanijai, tai tu gali jį statyti ir ties $100, čia priklauso jau nuo tavęs. Bet svarbiau yra stop lossas ir rizikos valdymas. Aišku, svarbu yra ir pelno paėmimas. Tai pelno paėmimą pasakiau, rizikos valdymą pasakiau savo nuomonę. Tad tikiuosi, kažkaip šitą informaciją savo pritaikysit. Nu, į daily grafiką mes matome tą patį vaizdą šiek tiek smulkiau, kaip visuomet, tai gan puikiai sureaguota. Štai šitoje vietoje yra 89 eksponentinis paslankusis vidurkis, kol kas rodo savo stiprybę pirkėjams ir greičiausiai mes atšoksime ir važiuosime iki $12, kas liečia techninę analizę. Tai yra gan stiprus lygis, buvo gerbtas gan daug kartų. Šitoje vietoje gal netgi irgi, sakyčiau, buvo gerbtas, jeigu mes jį šiek tiek pakoreguotumėm, bet remiantis weekly man tikrai pakanka. Ir daily yra gal mažiau kantriems traderiams arba short term traderiams, tai manau, čia priklauso jau nuo jūsų, aišku, kaip jūs prekiaujate. Aš remiuosi weekly grafikais, weekly closais, kas liečia investicijas, o jeigu liečia day tradingą, tai taip galima įti ir mažesnius time frames. Tai tiek apie techninę analizę, kas liečia Archer Aviation. Antrąją mūsų kompaniją, manau, daugelis žinote. Naudojate jos produktus arba bent jau esate girdėję apie ją. AMD – Advanced Micro Devices. Intel bei Nvidios konkurentė. Tačiau vietoje dviejų skirtingų įmonių produktų, viena įmonė kuria ir procesorius, ir vaizdo plokštės. Mano akimis pastarosios įmonės produktai turi kiek geresnį kainos bei kokybės santykį. Kaip bebūtų, nesu šios srities ekspertas ir tai yra tiesiog mano nuomonė. Užbėgant šiek tiek į priekį, aš jau investuoju į šią kompaniją.
kompanija. Nu, jeigu tu norėtum investuoti, bet nežinai per kur, turiu to patarimą. Freedom24. Paprasta, informatyvi platforma. Pakankamai pažangi patyrusiam prekiautojui, bet ir pakankamai paprasta naujokui. Nu, jeigu tu nori apsaugoti savo pinigus nuo infliacijų ir dar papildomai gauti pajamų, gali atsidaryti ir vertybinių popierių apsikeitimo sandorių dienos sąskaitą, kur gausi investicinę grąžą kasdien. Tad kviečiu pasinaudoti šio pasiūlymu, detalesnį informaciją bei nuorodą rasi šio video aprašyme. Tad grįžtame ir dabar mes apžvelgime AMD skaičius. AMD užima 89 vietą pasaulyje pagal įmonės kapitalizaciją. Tai yra iš tikrųjų gan nebloga vieta. Akcijos kaina yra apie $100, įmonės kapitalizacija yra $165. Na ir per 2024 metus įmonė nukrito 42%. Kas liečia įmonės pelnais, buvo 2 milijardai per šios metus. Važiuojame į techninę analizę. Atsidarius weekly grafiką mes matome, jog mes krentame ir mes pakritę nuo all-time highs apie 55%, bet taip pat tai buvo kartuotas ir istoriškai. Tai 2021 metų gruodį pradėjo kristi all-time highs ir irgi buvo minus 67%. Buvo protestuotas 366 paslankusis vidurkis. Tai manau, šiuo metu mes labai panašioje situacijoje ir galimai mes jį vėl protestuosime. Ir kodėlgi neužsipirko šitoje vietoje, ne? Tai galbūt ir rizikinga, bet šita vieta yra visų pirma support lygis, visų antra tai yra paslankusis vidurkis, taip kaip buvo praeitie. Štai čia buvo labai stiprus support lygis taip pat. Aš dar kartą pakartosiu, jis yra stiprus, galbūt esate mano praeitą video žiūrėję ir aš jau aiškinau tą dalyką, bet paaiškinsiu tiem, kas galbūt žiūrite pirmą kartą ar nesupratot praeitą kartą. Stiprus lygis dėl to, kad jis buvo pramuštas labai stipriai štai šitoje vietoje ir tai buvo tarsi labai stiprus atspirties taškas kainų įdėti į viršų. Iš pirkėjų pusės pirkėjai dominavo nuo šitos kainos. Ir štai šitoje vietoje mes matome šiokią tokią konsolidaciją, kur buvo suprekiauta istoriškai labai daug apyvartų, būtent šitame lygyje nuo šito taško iki šito taško, kas liečia horizontaliai, jeigu žiūrint. Ir po to mes labai stipriai breikinom į viršų ir tiesiog nukeliavom į all-time high, būtent nuo šito taško tai prasidėjo, kuomet mes taip stipriai breikinom. Aišku, visada galim ten sakyti, prasidėjo nuo įmonės atsidarimo, ne, bet aš žiūriu tos lygius, kurie būtent turėjo tokias stiprias reakcijas, po to mes aišku grįžome, protestavome ir nuvažiavom ir dar didesnį all-time high. Tai realiai kartojasi situacija, vėlgi gan stiprus lygis, gan daug konsolidacijos šitoje vietoje, gan stipri žvakė buvo bullish, stipriai nuvažiavome all-time high, štai šitoje vietoje mes vėl grįžome į testuoti. Ir jeigu mes vėlgi pamatysime, aš bent jau darysiu tą, jeigu aš weekly grafike pamatysiu, vat štai tokią žvakę šią savaitę įsivaizduokim, čia gali būti bet kurį savaitę iš šitų, vat kaip dabar situacija mes matome irgi tokia stipri bėriš žvakė. Jeigu pamatysime mes mažytas žvakės, neapsisprendimą, tai jau galima sakyti, kad pardavėjai išseko ir perima rinką po biškį pirkėjai. Ir kai pamatai va tokią žvakę didelę, bullish, tai būtų žalia pas jūs, pas mane pilka, tai jau yra patvirtinimas, kad pirkėjai dominuoja, pilnai uždominavo rinką ir būtų nebloga pozicija užėjimui pirkimui. Būtų aišku tobulą pagauti patį dugną, bet dažnai būna ir žmonės nepagauna ir kompanija nuvažiuoja dar žemesnį dugną, ne? Tai geriau palaukti patvirtinimo konservatyviai ir tuomet mėgautis pelnu, kurį tu turėsi didesnį tikimybę naudodamas techninę analizę, negu tiesiog pirkdamas random skaičius ir tikėdamasis kažko. Tad jo, kas liečia šitą įmonę, tikrai verta jų investuoti. Pabiškai galima taikyti strategiją dollar cost averaging, bet pagrindinė ir didžiąją dalį sandorio aš atliksiu tuomet, kai pamatysiu štai tokį patvirtinimą ir tada jau tikrai jausiu saugiai. Kas liečia daily grafiką, mes taip pat matome labai gražų downtrendą, kaip pagal knygą iš tikrųjų. Jis važiuoja toliau ir toliau. Kas liečia indikatorius, kurias kol kas mes divergencijų nematome weekly grafike, tad pagal daily negaliu nieko pasakyti. O kas liečia weekly divergencijas, kol kas irgi nėra. Bet divergencijos rodo potencialų trendo apsisukimą. Dabar yra downtrendas ir kai pamatai divergencijas, 1 drivas, 2 drivai, 3 drivai, tiksliau 2 drivai arba 3 drivai, tai jo, tada jau potencialiai, kad trendas gali apsisukti ir pardavėjai vis mažina apyvartas ir mažina. Tad jo, situacija būtų tokia, kur būtų pelnas, tai kaip matome all-time high, galima taikyti pelno degėlį, jeigu tu labai agresyvus, galima tiesiog laikyti iki pensijos šitą įmonę, nes manau viena iš didžiausių kompanijų. Nu ir jeigu jinai nebankrutavo per tiek metų, manau, kad neturėtų ir bankrutuoti toliau. Aišku, nereikia visų pinigų čia dėti, reikia juos skaidyti, diversifikuoti. Gintaro kanale matote daugiau video apie diversifikavimą ir investavimą. Pas mane labiau techninė analizė, tad galite pažiūrėti ir jo video, kur labiau suprasite ir pritaikysite galbūt tą informaciją savo. Tad jeigu konkrečiau kalbėti apie pelną, jeigu tu esi konservatyvus, siūlyčiau apie $170, o jeigu tau tiesiog tiki šią kompaniją ir nori, kad jinai važiuotų, tiesiog laikyk ją iki $500, iki 1000. Kaip Netflix'as, ne? Buvo nuo 160 iki $1000. Per kiek metų? 2 metus maksimum, ne? Tai visko gali būti ir čia. Visgi kompanija nėra tokia maža, ne?
89 vieta yra 89 vieta. Tai tiek apie AMD, važiuojame į trečią mūsų kompaniją – Coin arba Coinbase. Trumpai tariant, tai yra viena didžiausių kriptovaliutos skaityklų. Panašiai kaip Binance. Ši kompanija mano apžvalgose jau yra ne pirmą kartą, tad jeigu jūs norite šiek tiek platesnės apžvalgos apie šią kompaniją, siūlau pažiūrėti mano praeitus video. Na, dabar tradiciškai prie skaičių. Įmonė pagal kapitalizaciją yra 370 vietoje, rinkos kapitalizacija yra beveik 55 milijardai JAV dolerių, akcijos kainos pokytis per metus siekia 11% į pliusą ir akcijos vertė yra 215 dolerių. Įmonės pelnas per praeitus metus siekia 3 milijardus JAV dolerių, na, dabar pažiūrėkime, kaip įmonė performina techninės analizės grafike. Tad, kai matote praeitą savo apžvalgą, aš jau buvau nusibraižęs šios lygius, juos palikau, tad žiūrime, kaip iš tikrųjų tie lygiai dabar reaguoja. Užklausinam šitą žvakę, va su šitą žvakę praeitą mes jau breikinam šitą lygį konkrečiai, visiškai be jokių dviejonių mes įbreikinam žemyn, dabar važiuojame testuoti 180 dolerių už akcijų lygį. Tad šitas lygis tikrai stiprus, nes mes matome labai stiprią bulį žvakę, kaip ir minėjau apie praeitą įmonę techninį analizai. Šitos žvakės kai ką rodo, kad tai yra stiprus lygis, tad mano pozicija dabar atrodytų štai taip. Jeigu aš čia buvau sakęs, kad čia pirkti, tai jau stop lossas būtų išmuštas, aš jau būčiau kažkiek praradęs pinigų, realistiškai žiūrėkime, mes negalim 100% laimėti. Taip, tai dabartinis mano būtų užėjimas štai šitoje vietoje, stop lossas žemiau šito support lygio. Nu, tik profitas, jeigu aš konservatyvus būtų ties 344 doleriais už akciją, arba tiesiog laukčiau aukštesnių lygių ir tiesiog važiuočiau. Nes tai yra technologijos kompanija, kriptovaliutos ganėtinai didelį potencialą turintis sektorius. Tad taip trumpai apie weekly grafiką. Apie dieninį grafiką irgi nieko negalima čia daug pridurti. Mes matome labai aišku breiką, patvirtinimą su šita žvakė, kad kaina toliau važiuoja žemyn ir mes toliau važiuojam žemyn. Potencialiai testuojame šitą lygį, gali būti ir netobulai. Ir taip pat mes matome, kad pagal daily grafiką mes testuojame 366 paslanko į vidurkį, štai šitą vietą labai gražiai. Divergencijų taip pat kol kas nematau ant daily grafiko. Ir jeigu mes pradėsime ir breikinsim atgal aukščiau šito lygio, tai potencialiai mes ir važiuosim aukščiau. Tad jeigu mes breikinam atgal, vėl užėjimas, stop lossas žemiau gal šito jau būtų lygio, važiuojame aukštyn. Čia techninė analizė tiem, kas galbūt remiatės prekyboje daily grafiku. Na, o stop lossas vis tiek, jeigu long term investicijai būtų žemiau šitų žemumų, užėjimas galbūt būtų kažkur čia, bet užėčiau aišku tik po to, kai pamatyčiau kažkokią bulių žvakę ir pirkėjų suinteresuotumą šią akciją. Tiesiog šitoje vietoje mes matėm stiprią bėrių žvakę, kuri iš pirmą kartą breikino šitą lygį ir toliau kaina nuvažiavo žemyn. Tad čia jokio patvirtinimo nebuvo į bulių pusę ir nematau tikslo pirkti kol kas šitos akcijos, tad laukčiau kol kas žemesnių lygių. Sekanti mūsų kompanija yra CleanSpark. CleanSpark yra ją veikianti bendrovė, užsiimanti bitkoino ir kriptovaliutų kasimu. Jie tiesiog valdo kriptovaliutų kasyklą su tikslu pasipelnyti iš to. Tad einant prie skaičių mes matome 4000 kažkur kampaniją pasaulyje, įmonės kapitalizacija 2 milijardai, pokytis per metus minus 1% ir akcijos kaina 8 doleriai. Iš tikrųjų labai didelis pokytis per metus į negatyvę pusę. Pelnas kompanijos siekia 90 milijonų JAV dolerių. Tad kompanija grafike atrodo iš tikrųjų lievai. Matome va tokius vykus, 150 dolerių kainuoja kompanija, dabar kainuoja kompanija 8 dolerius. Jeigu va taip žiūrime makro vaizdą tokį, mes matome vis žemesnės aukštumas, žemesnės žemumas, žemesnės aukštumas, žemesnės žemumas. Ir toliau mes tai tęsime. Ir galbūt šitoje vietoje mes matėme tokią kaip ir konsolidaciją tarp šitų lygių. Tai yra, štai čia gal kažkas matė, ne? Ir mes dabar, ir apsisukom. Ir pratestavom ir nuvažiavom į viršų. Ir vos nepradėjom uptrendą, bet iš tikrųjų kompanija labai būtų agresyviam traderiui šitoje vietoje. Taip, dabar tai irgi kompanija yra ant support lygio, bla bla bla, o šitoje vietoje tikrai stiprus supportas, vėlgi mes matome nesveiką žvakę. Ir trendo apsisukimą, nes tai buvo lower high ir čia jau higher high buvo ir čia mes breikinam šitą vietą, kur va šitą liniją, tai yra vėl higher high, higher low ir dabar mes vėl nuvažiavam žemiau, kažkaip nežinau, toks kaip trikampis iš tikrųjų gaunas, tai iš tikrųjų investuočiau į šią kompaniją, galbūt naudojantis patternais ir užeičiau į poziciją, jeigu įmonės kainos vertė breikintų štai taip į viršų, šitą diagonalų lygį, protestuotų jį ir toliau nuvažiuotų viršun. Tad kažkur va šitoje vietoje aš ir užsipirkinėčiau, statydamas stop lossą štai šitoje vietoje. Mažai tikėtina, kad tai atsitiks. Manau, kad kaina toliau važiuos žemyn, nes labai toks grafikas, makro vaizdas yra labai prastas. Jeigu atsidaryti ten monthly grafiką, mes matome už tai tokį vaizdą. Bėriš, grinai bėriš. Tai weekly dar iš tikrųjų, nes šitoje vietoje buvom breikinė ir tik vienintelis argumentas tai yra dėl ko būtų galima pirkti. Ir antrasis, pagrindinis, tai jeigu kažkokią tai pirkėjų suinteresuotumą parodys, jeigu breikinam šitą diagonalą, retestinam, perkam, tada galim būtų jau tikėtis kažkokių profitų. Šiaip nežiūrėčiau labai rimtai šią kompaniją ir nesitikėčiau labai, tiek kiek iš AMD pavyzdžiui, bet visgi jeigu jinai tai padarys, kodėlgi neišbandžiu šitos ir neišnaudoju šitos galimybės, ne? Kas liečia daily grafiką, tai mes matome tokį kaip ir balaganą, čia buvo resistance lygis, čia buvo support lygis breikino štai šitoj vietoj, grįžom, fake outas, retestinom, vėl atsispyrėm link supporto kito
Vėl važiuojame į viršų, toks kaip ir balaganas, techniškas balaganas, sakyčiau. Tai šitoj vietoje remčiaus labiau gal veiklį grafikų ir nežiūrėčiau tos mažesnius time frame'us, nes va tokios nedidelės kompanijos, 4000 vietą nuskaitos nelabai didelė kompanijos, tokia kapitalizacija, tai geriau žiūrėčiau didesnius time frame'us, kurie duotų šiek tiek daugiau patikimesnės informacijos jums ir patvirtinimus. Laukčiau va štai šitokio scenarijaus ir tai būtų mano pirkimas vieninteliu atveju. Jeigu tu perki čia ir dabar, stop lossą, kur tu čia uždėtum žemiau šito lygio, ne, tai yra gan rizikinga, nes mažytė kompanija, gal nedaug reikia apyvartų, kad akcijos vertė nuvažiuotų dar žemiau ir išmuštų tavo stop lossą ir susilinktų ir likvidumą iš tavęs. Na ir šiandienos meniu užbaigime su vyšnaitė ant torto, tai yra Bitcoin. Pažiūrėkime, kaipgi jis iš tikrųjų atrodo. Ar visgi jis yra toks bieriš? Tada atsidaręs weekly grafiką mes matome Bitcoinas, jo kol šiuo metu yra ties nuo resistance lygio aišku atšoko, čia double topas ir jis dabar breikina 21 paslanko vidurkį, sekantis targetas būtų štai šitoje vietoje, tai yra 66 000, jeigu jis jį breikins. Ką reiškia breikins? Tai kuomet weekly užsidarys už 3 dienų ir 6 valandų žemiau štai šito paslankaus vidurkio ir nuvažiuos žemiau greičiausiai. Jeigu taip atsitiks, kainos targetas būtų štai čia 65 000. Optimistiškai, pesimistiškai, tai sakyčiau vis tiek šiam 5 000 yra didelė suma, bet kas buvo čia, štai šitoje vietoje aš buvau pažymėjęs sekantį targetą, tai buvo 2.12 ir 4.14 berods Fibonacci lygiai, kur būtų targetas, jeigu mes breikinsim šitą lygį ant daily grafiko ir kur būtų toliau sekantis targetas, bet sekanti konsolidacija, nuo kur galėtume reaguoti ir laukti pardavėjų reakcijos. Ir tai taip pat buvo pilusis 120 000 už Bitcoino kainą lygis, kuris taip pat yra psichologinis. Tai nėra support lygis, tai yra tiesiog targetas ir aš jį čia paliksiu. Ir jeigu mes kažkada breikinsim, man tiesiog įdomu, kiek tiksliai mano techninė analizė suveiks, kas liečia Fibonacci lygius ir kaipgi šita zona reaguos ateityje. Tai joks nėra support resistance lygis. Tai va, kas liečia šitą, tai pirkimas galbūt būtų protingas ties 66, 63 000 dolerių už Bitcoiną ir stop lossas aišku būtų žemiau ties 51, kas liečia ilgalaikės investicijos. Kol kas mes negalim teikti, jog jis pilnai breikinės, bet greičiausiai jis breikins, nes mes matome, jog jau kaina yra nuvažiavus žemiau praeitų visų šitos vikus, kuris buvo nuo lapkričio 24 metų. Štai čia buvo tiek vikų, tiek kartų protestuotas šitas lygis, mes niekaip aukščiau ir nenuvažiavom, aukščiau 100 000 realiai, aukščiau 110. Mes buvome aukščiau 100 000, bet kad užsilaikytų kaina ten, čia šitoje vietoje mes tarkim pramušėme, ne? Iškart sekančią savaitę bum žemyn. Štai šitoje vietoje mes irgi pramušėm 102 000 klausinom, sekantį savaitę vėl bum 97. Tai joks čia nėra buvimas aukščiau 100 000, mes buvom pasiekę, bet pardavėjai labai stiprus šitoje vietoje ir nepramušom šį kartą. Manau, tai laiko klausimas aišku. Tai kol kas mes važiuojam žemiau link žemesnių targetų. Taip pat gali reakciją duoti, labai potencialiai gali duoti ir 55 paslankusis vidurkis, kuris taip pat, realiai, jeigu taip liniją nubrėž horizontalią, jisai sutaptų su šito lygiu. Taip, nėra tobulas testas, bet dažnai būna ir neprotestuoja tobulai. Būna, kad visi pirkėjai mato šitą zoną, jie šiek tiek pradeda supirkinėti aukščiau. Galų galiausiai pardavėjai nebeužtenka ties šiomis kainomis ir kaina tiesiog nebevažiuoja žemiau, o pradeda kilti į viršų. Tad būna ir tokių scenarijų ir gan dažnai pasitaiko. Kas liečia daily grafiką, mes labai puikiai testuojame dabar 200, čia buvo eksponentinis, čia yra paprastasis paslankusis vidurkis, šiokią tokią reakciją mes matome, bet pagal daily mes jau breikinam štai šitoje vietoje mes dar patvirtinam ir kol kas mes labai stipriai pardavėjai dominuoja ir važiuojam žemiau. Kas liečia ten 55 ant vyklį, taip pat manau šitą zoną sutampa su 366 paslankių vidurkim, tai yra 74 000, kaip matot. 55 yra žalias pagal vyklį, o dailyje tai jau šitoje vietoje 74 000 yra 366. Tai irgi potencialiai galimas variantas, kad atsispirs nuo šito lygio, nes pagal daily grafiką, jeigu istoriškai žiūrėti, štai šitoje vietoje mes matome, buvo labai puikiai protestuota zona, labai puikiai ir tiesiog nuo tų lygių mes kilame, aišku, ne visą laiką tai buvo aišku ir downtrendų, kai mes jį pramušome, čia buvo aišku, žiūrėkit, toks ilgas vykas, aišku, po to pramušome, prasidėjo downtrendas, visos semos apsivertė, bet bendrai man istoriškai labai didelė reakcija ir gražiai rodo šitas lygis. Tad nepraraskite optimizmo, Bitcoinas tikrai nevažiuos į 10 000 jau manau, bet kodėlgi neužsipirkus šitą 366, ne? Nes tai yra ir 5 pagal vyklį. O jeigu jis važiuoja žemiau, tai šitoje vietoje mes matome dar support lygį, tad tikrai būtų verta šitos lygius stebėti. Jeigu mes matome bullish reakciją, pirkėjų stiprumą, važiuojame. Tad tam kartui tiek. Ačiū uždėmesį. Pasiekite šį kanalą, jeigu norite išvysti daugiau turinio. Uždėkite nykštį į viršų, jeigu jums patiko šis video. Komentaruose palikite įmonės, kurias norėtumėte, kad apžvelgčiau sekančią savo apžvalgoje. Na, su jumis buvau aš, Tomas, ir iki sekančio karto.